visi politikai turi būti nepriekaištingos Bet ypač į premjerus. Ir ypatingai net ir į ministrus, ir į Seimo narius, ir į komitetus. Neabejotinai. Tai dabar kandidatai minimi yra Mindaugas Sinkevičius, jis yra nepriekaištingos reputacijos, ar ne? Taip, jis yra žmogus, kuriam dabar yra iškeltos didelės bėdos dėl reputacijos. Bet jis yra nepriekaištingos reputacijos, jūsų vertinimu. Tiesą pasakius, atsakysiu labai aiškiai. Aš manau, kad tai, ką jisai padarė, kaip jis viešai pasielgė, kaip jis viešai padarė preskonferenciją, kaip jis viešai atsakė į visus klausimus, jo reputacija iš to išlieka nepriekaištinga. Jo reputacija išlieka pakankamai kaip sąžiningo žmogaus turėjusio bėdą ir sąžiningai tą kalbančio. O Gintauto Palucko? Irgi taip pat reputacinė problema išlieka. Kaip sakyt, jis iš tiesų sąžiningai atliko pareigas, buvo teismo sprendimas toks, jis to neslėpė ir tą deklaruoja. Jis buvo teistas 2 metam, reiškia, laisvės atėmimo, atidedant bausmę metams, už piktnaudžiavimą tarnybinę padėtim, už neviešus viešuosius pirkimus. Skamba baisiai. Ir tai yra nepriekaištinga reputacija? Skamba baisiai. Bet reikia pasakyti, pirmiausiai, prezidentas Brazilijos Lula ne tik buvo teistas, bet atsidėjo kalėjime. Tai taip pat ne.